Esu Raminta Bogušienė, sveikatai palankaus maisto technologė. Šiandien pakalbėsime apie miltų įsirinkimą. O atėjus į prekybos centrą mus pasitinka gausios miltų lentynos. Kaip įsirinkti sveikatai palankiausius miltus iš prekybos centrų lentynų? Ogi be galo paprasta. Tiesiog teikite pirmenybę tiems miltams, kurie pažymėti simbolių rakto skylutę. Tai gali būti viso grūdo ruginiai, gali būti viso grūdo kvietiniai, taip pat spelta viso grūdo miltai, avižiniai viso grūdo ar viso grūdo grikių miltai. Kodėl šiuos miltus dėti į savo kasdieninius krepšius? Ogi todėl, kad jie yra sveikatai palankesni, pažymėti simbolių rakto skylutę, kuris simbolizuoja tai, kad produktuose yra ženkliai daugiau skaidulinių medžiagų. Gamta sukūrė grūdą iš 3 dalių, tai yra endospermos, gemalo ir sėlenų. Taigi ir valgykime ne tik tai endospermą, kurią mes sutinkame kvietiniuose aukščiausios rūšies miltuose, bet valgykime visadalius miltus, iš jų pagamintus produktus. Gaminkime blynus, įvairiausius kepinius, pyragus, sausainius, būtent iš visadalių miltų, nes jie turi ne tik tai daugiau skaidulinių medžiagų, bet taip pat malant juos lėtaeigėmis girnomis išsaugoma daugiau vitaminų, mineralinių medžiagų ir tokie miltai, iš jų pagaminti produktai suteiks ilgesnį sotumo jausmą. Ogi kvietiniai aukščiausios rūšies miltai, jeigu palygintume su viso grūdo kvietiniais miltais, tai pamatytume, kad kvietiniuose aukščiausios rūšies miltuose yra skaidulinių medžiagų 4 gramai 100 gramų, o viso grūdo kvietiniuose miltuose yra 3 kartus daugiau, tai yra 12 gramų 100 gramų. Šiuose miltuose yra atskirta kviečių sėlenos, taip pat ir gemalai atskirti, kuriuos, žinoma, jeigu jau nusipirktumėt kvietinius aukščiausios rūšies miltus, tai tada juos galite praturtinti kviečių sėlenomis ar maistinėmis rugių sėlenomis, taip pat avižinius miltus ar kitus kepinius galite praturtinti avižų sėlenomis, kurios yra netgi labai patogiame mažame įpakavime, kurį galite apibarstyti ant salotų ar trintą kokteilį susimalę. Taigi, miltai, jeigu yra ne visadaliai, jeigu ne simbolių rakto skylutė pažymėti, tai jie dar turi ir raides ir skaičius. Kuo mažesnis skaičius, tai yra, pavyzdžiui, šiuo atveju 405D. Ką tai reiškia? Kad būna aukščiausios rūšies miltai 550 ir kuo arčiau, kuo mažesnis skaičius, tai tuo tie miltai turi mažiau skaidulinių medžiagų. Reiškia, tuo trumpesnis sotumo jausmas, tuo daugiau perdirbti, tuo daugiau rafinuotas produktas. Kuo raidė yra arčiau abėcėlės pradžios, tuo juose yra daugiau glitimo. Šiuo atveju raidė yra D. Tačiau rekomenduoju apskritai aukščiausios rūšies miltus naudoti tik tai išskirtinių švenčių progą, tai yra kepant išskirtinius gaminius, tačiau kasdieninėse racione turi būti tik visadaliai miltai ir iš jų pagaminti produktai. Teikite jiems pirmenybę, būsite sveikesni, jūs ir jūsų artimieji. Taigi būkit sveiki ir laimingi.